Kol kas rezultatas nesikeičia. Atidėk skaičių. Ant ryškesnio, nu. Ant ryškesnio. Nu štai Rokas gauna situaciją. Muša 8 taškai. Juodas nesistato, nes jo vieta užimta. Nu ir štai pasirinkimas arba vieną raudoną į tolimai kišenę mušti, arba štai šitą rutulį su pamušimu prasiveržia pro piramidę Rokas, muša atsitiktinis rutulys krenta. Tikrai čia nesėkmė, serija tęsiasi ir situacija tikrai pagerėjo. Nors Rokas neįmušė šito rutulio, tačiau jisai krito į kitą kišenę ir penkiolika taškų dabar jau Roko sąskaitoje. Štai dar 5 taškai jo kišenė, jo sąskaita. Jau vakaras, maišosi žodžiai. Nu, išėjimas nelabai sėkmingas, truputį baltas rutulys dengia, tačiau tai Rokui netrukdo. Puikus išsivedimas ant juodojo rutulio. Dar 7 taškai. Dabar vėl tikslus ir tikrai geras išsivedimas ant mėlynojo rutulio. Nu štai kampo nedavedė Rokas ir grinai siekdamas išeiti ant raudonų rutulių, stiprių smūgių mušė ir mėlynojo rutulio neįmušė. 29. Čia buvo 29 taškų serija, kaip matėm. Nu štai Edgaras teisingai, nes įmušė raudoną ir daro snukerį, bando gauti situaciją ir pristabdyti Roką, nes, kaip žinom, Grikšelis yra labai greitas žaidėjas ir jeigu pagauna tą pojūtį, tai tikrai gali labai šauniai sužaisti. Yra nugalėjęs ir Baltarusijos čempioną, Melničionką ir daugelį kitų žaidėjų. Matyti, Edgaras tai žino ir bando išmušti Roką iš pusiausvyros. Štai jam šito smūgio pavyksta tai padaryti, puikus įsivedimas ir tikrai didelis šansas rinkti seriją. Geras akcentuotas smūgis, tačiau per stipriai patraukė Edgaras ir dabar jis atsižaidinėja. 8 taškai Edgaro sąskaitoje.
papildo. 10 taškų Edgaro sąskaitoje. Negali būti. Na ir štai atsižaidinėja vėlgi. Žaidėjai puikus atsižaidimas, kadangi baltas rutulys pritrauktas prie trumpojo borto. Nu, ir Rokas gražiai sužaidė. Edgarui nepatogu, pusė stalo uždengta. Rudojo rutulio. Dar jeigu stipriau būtų mušęs Rokas, tai nuo borto dar būtų ir padaręs snukerį. Nu štai Edgaras baudą deda. Nu, ne pats blogiausias variantas. Atsižaisti nepavyko. 4 baudos taškai į Roko sąskaitą. Bet užtat neatiduota situacija, nes ganėtinai jau stipriai paskleisti raudoni rutuliai ir juodas eina į kairę kišenę ir mėlynas. Štai tolimas smūgis Roko, nesėkmingas ir štai situacija Edgarui. Edgaras nutarė nerizikuoti, mušant į kampą ir bandys atakuoti centrinę kišenę. Štai puikus smūgis. Yra ataka rožinio rutulio. Ir tikrai yra daug einančių raudonų rutulių. Manau, jeigu sėkmingai viskas susiklostys, dėja, Edgaras netikslus. Jo, vėlyvi tokie mačai, aišku, daug atima energijos ir tikslumo iš žaidėjų ir tokios klaidos būdingos. Rokui situacija liko ganėtinai dėkinga, štai su apatiniu sūkiniu jisai mušė, bandė išsivesti ant mažųjų rutulių, kadangi sulaikyti baltojo neišeidinėjo, dėja, nepavyko. Ir dabar Edgaras atsižaidinėjęs, kadangi normalios atakos su pratęsimu tikrai nebuvo. Nesėkmingai atsižaidė, sąlyginai nesėkmingai, aišku. Sėkmingas atsižaidimas būtų, jeigu baltas tikrai pasislėptų už žaliojo ir nebūtų jo matyti. Štai yra ataka. Štai Roko ataka ir, nesėkminga. Atiduoda Rokas skolą kaip ir, 4 baudos taškus Edgarui dadeda. Nes, kaip atsimenam, pradžioj freimo Edgaras tą patį Rokui padovanojo, tikrai lygioje vietoje. Štai Edgaras vėl atsižaidinėja ir labai sėkmingai, protingai tikrai. Rokas atakuoja, neįtikėtinai bando atakuoti, nes baltas buvo tikrai ant borto grinai atsižaistas ir pataikyti tokį rutulį, manau,
labai sunku. Na štai, puikiai išsivedė ant mėlynojo rutulio Edgaras, tačiau nebuvo įmuštas raudonasis. Nu ir kągi turi Rokas šiuo atveju. Na štai jisai muša apatinį raudonai po juodu, kuris yra. Ir pataiko. Nu, tikrai sudėtingas su restu smūgis, puikus išsivedimas. Ten matyt, mėlynas turbūt dengia rožinį rutulį, arba man iš čia nelabai matosi, arba rožinis dengia mėlynai ir nėra atakos. Taip ir yra, Rokas renkasi juodai. Ir pataiko švelniu smūgiu, 8 taškai, tikrai sunkioje situacijoje. Štai breikas tęsiasi, 9 taškai. Ir juodas, puikus, 16. Ir dabar beliko tik sunkiai atakai į dešinę kišenę, tačiau Rokas nutarė nerizikuoti, atsižaidė. Prie savo turimų taškų kraičio jis dar prideda 16 taškų. Ir rezultatas tampa 49. Roko naudai. Štai puikiai Edgaro ataka. 8 taškai ir yra ataka ir įsivedimas ant didžiųjų rutulių spalvų, ko dabar tikrai reikia Edgarui, kadangi jis atsilieka. Nu kas, snukeris? 8 taškai. Nu ir snukeris, ko gero, Rokas nemato. Nors gal tą kampinį ir mato rutulį. Jo, matė. Na, aišku, buvo didelė rizika, kad baltas įrėdės į kišenę, tačiau tikrai juvelyriškai puikus smūgis. Paliko Edgaras ataką į centrinę kišenę ir Rokas sėkmingai to pasinaudojęs įžengė į taškų rinkimo seriją. Jo situacija dėkinga, kad padaryti esminį atsiplėšimą ir kad jau Edgarui trūktų rutulių. Štai 11 taškų serija. Stipriais akcentuotais smūgiais. Rokas Grikšelis juda link savo pirmos pergalės šiam susitikime.
aišku, kol mačas nebaigtas. Tol rezultato negali pasakyti galutinio, bet va štai buvo tikrai puikus bandymas įmušant žaliai rutulį pasimušti. Pasimušti pavyko, bet nesėkmingai. Rezultatas tampa 63-23. 40 taškų skirtumas, ant stalo 35. Nu, tai Edgarui dabar reikia snukerį daryti ir bandyti raudoną mušti per juodą rutulį. Situacija tikrai yra dėkinga snukeriui, kadangi yra likęs vienas raudonas rutulys. Ir galima, kaip sakant, sumedžioti. Vedėja reikėjo Edgarui snukeriui, o jį padarė Rokas. Rezultatas tampa 1-0 Roko naudai. Nu, vienas pralaimėjimas susitikime, tai dar nieko nelėmė, ką mes ir matėm ne vieną kartą, kad ir prieš tai transliuotame mačą, kai Vitalijus užtikrintai laimėjo pirmą freimą prieš Aleksandrą. Bet po to Aleksandras susijėmė, padarė išvadas ir išlygino rezultatą. Pralošė tik tais kontriniai partijoje. Štai galima mušti šį raudoną į kampinę kišenę, ką Rokas ir žiūrim. Tada gautųsi tikrai išėjimas ant spalvų. Nu, dėja, mušdamas mėlyną jisai perpjauna. Atsitiktinio snukerio nepadaro, matosi. Vienas taškas. Tolimas smūgis, aišku, paliekant rutulį vietoje, galima buvo įsivesti, tą ir bandė padaryti Edgaras, tačiau neįmušė. Taip, žaidžiant snukerį, daugiau patirties, aišku, yra pas Roką, tačiau Edgaras, išeidamas iš šią turnyro stadiją, irgi įrodė, kad yra tikrai neblogas žaidėjas ir gali pakovoti priminsiu, dėl išėjimo į